Visi. Šiandien pakalbėkime apie vieną žymiausių Lietuvos dziudo sportininkų Karolį Baužą. Galbūt esate girdėję pavardę sporto naujienose, o gal pirmą kartą apie jį sužinosite dabar. Bet pažadu, jo istorija verta dėmesio. Karolis Bauža gimė 1987 m. Liepos 24 d. Joniškyje. Nuo pat mažų jis domėjosi sportu, tačiau būtent dziudo tapo jo keliu. Jis treniruotis pradėjo dar vaikystėje ir gana greitai pasimatė, kad jis turi ypatingą talentą bei valią siekti aukštumų. Karolio karjera išties įspūdinga, jis tapo daugiakartiniu Lietuvos čempionu, bet labiausiai išgarsėjo tarptautinėje arenoje. Vienas didžiausių pasiekimų bronza 2010 m. Europos dziudo čempionate Vienoje. Tai buvo svarbus momentas ne tik jam, bet ir visai Lietuvai. Tokie medaliai mūsų šaliai yra tikrai reikšmingi. Be to, 2012 metais jis dalyvavo Londono olimpinėse žaidynėse atstovaudamas Lietuvai ir svorio kategorijoje iki 90 kg. Nors ten nepavyko iškovoti medalio, vienių patekimas į olimpiadą milžiniškas pasiekimas. Sportininkai, kurie pasiekė tokias aukštumas, paprastai išsiskiria ne tik fiziniu pasirengimu, bet ir psichologiniu tvirtumu. Karolis, būtent toks žmogus, jį pažįstantis sako, kad jis labai disciplinuotas, kantrus, užsispyręs. Ne vieną kartą jis grįžo po traumų ar nesėkmingų, dar stipresnis, tai rodo, kiek daug reiškia ryžtas ir tikėjimas savimi. Karolio Baužos istorija - tai puikus pavyzdys jaunimui, kuris nori siekti aukštumų sporte. Jis parodė, kad net ir iš mažo miesto kilęs žmogus gali prasimušti į pasaulinę areną, jei tik įdeda darbo ir tiki savo keliu. Karolis Bauža tai daugiau nei sportininkas, jis yra kovotojas tiek kilimo aikštelė, tiek gyvenime. Jo pasiekimai dar ilgai įkvėps kitus eiti pirmin, nenuleisti rankų ir siekti savo tikslų. Ačiū, kad žiūrėjote, jei patikote, paspauskite like, prenumeruokite ir